Sveiki, esu Rūta Mikučionienė. Tvarumo centre dėstysiu gyvavimo ciklo mąstyseną. Gyvavimo ciklas – tai produkto, kūrinio, paslaugos kelias nuo idėjos kūrimo, projektavimo, pagaminimo, transportavimo iki produkto sunaikinimo arba perdirbimo. Šiame kurse susipažinsime su įvairiais gyvavimo ciklo vertinimo metodais. Išmoksime skaičiuoti įvairius pėdsakus – CO2, vandens, energijos, kitus taršos pėdsakus. Taip pat išmoksime, kaip gyvavimo ciklo mąstysena padeda sprendimų priėmime. Į šį kursą kviečiu įvairių profesijų ir net neturinčius profesijų žmonės, kuriems rūpi jų paliekamas pėdsakas. Jeigu nori sužinoti, kas yra tvariau, ar kėdė pagaminta iš ekologiškos medienos atvežtos iš Šiaurės Suomijos, o galbūt vietinio gamintojo pagaminta, bet iš klijuoto medžio, o gal perdirbto plastiko kėdė atvežta iš kito kontinento. Jeigu nori sužinoti, kviečiu į šį kursą.